Baigėsi mokslo metai, atėjo ilgai laukta vasara. Iš įvairių Lietuvos miestų suvažiavo vaikai į stovyklą. Stovykloje jie greitai susipažino ir tapo gerais draugais. Po kelių dienų gerų draugų būrelis patraukė žvejų takeliu prie Platelių ežero. Horizonte vaikai pamatė miškelį. Ten sala, apaugusi medžiais, paaiškino Domas. Ginta jam pritarė ir paaiškino, kad Platelių ežere daug salų ir visos jos turi vardus. Štai šita sala Pliksalės vardu, o antrosios salos vardas Pilies sala. Iki jos vos kilometras, todėl aš drąsiai galiu nuplaukti, tarė Joris. Ginta Joriui patarė neplaukti, nes vanduo šaltas, tamsus, o ežeras gilus. Ežero dugne yra prasmegusi pilis, o pilyje gyvena vaiduokliai. Dar pagriebs tave už kojos ir nuskesi. Joris pasigyrė, kad vaiduoklių jis nebijo. Vika taip pat nenorėjo, kad Joris plauktų. Ji papasakojo legendą, kurią sužinojo iš savo mamos. Saloje stovėjo pilis, o pilyje gyveno karalaitė. Pilis su karalaitė paskendo. O kodėl? Vika negalėjo prisiminti. Domas žinojo šią legendą. Jis pažadėjo draugams papasakoti vakare prie laužo. Domas papasakojo, kad kadaise po ežero vandeniu buvo slaptas kelias. Akmenimis ir medžio gabalais grįstas kelias po vandeniu, Kuldringa vadinamas. Šitas slaptas kelias Kuldringa vedė į pilį. Į pilį žmonės subėgdavo slėptis nuo kryžiuočių Kuldringos keliu. Tačiau ir dabar Joris nenustigo. Jis dar labiau degė didžiuliu noru nuplaukti į paslaptingą pilies salą ir apžiūrėti ten pilies liekanas. Vaikai susirado eigulį, kuris turėjo valtelę. Susėdę į eigulio valtį, nuplaukė į paslaptingą salą. Ten tikėjosi pamatyti pilies liekanas. Tačiau ten, kur stovėjo pilis, dabar vaikai išvydo medžiais apaugusią salelę.